taip pat žinojimas. Čia yra sankirta. Kai aprašinėjai kažką objektiškai, tai tas dievas jis gali būti maždaug toj vietoj, kur Lietuvos konstitucija teismo procesuose šiandien. Pagarbiai kažkur toli. Man tada kelia problemas. Tai, žodžiu, sakyčiau, kad jeigu žiūrėti tam tikrą trikampio mūsų diskusijos programėlėje, man jinai labai patinka, mokslo kartu su humanistika, religijos ir tiesos. Man kartais atrodo, kad tiesa yra žymiai labiau susijusi su religiniu tikėjimu negu su moksliniu tyrimu. Nors kartais gali susidaryti įspūdis, kai yra priešingai. Mokslininkas viską įrodo visai tiksliai. Istorikas ims ir įrodys viską visai tiksliai. Ir tokių istorikų aš pažįstu, bet vengiu bendrauti, tiesą sakant. Taip sakant, čia atsiranda tas fundamentalizmas, fanatizuojantis, kuris sunaikina bet kokią norą kalbėtis arba diskutuoti. Žodžiu, man atrodytų, kad religinis, ideologinis nusiteikimas ir tikėjimas jis yra žymiai labiau apie tiesą. Kuo tu tiki? Na, tarkim, šiandien kas nors sakytų, yra Pasaulio banko prognozės apie Lietuvos raidą iki 2050 metų. Ir aš jau beveik kaip mantrą savo ir beveik visur kitur kartoju, bet aš vis tiek tikiu stebuklais, o ne Pasaulio banko statistika. Bet tai bus susijęs su mano kažkokiu tai gėrio siekiu, su kažkokia viltimi, kuri, kaip man jie atsiranda, aš negalėsiu paaiškinti. Aš galėsiu nebent atsikalbinėti, kaip ir moderatoriai atsikalbinėjau, kad aš nieko negaliu čia pasakyti. Aš galiu nebent ir mane tartum verčia viešai išpažinčiai, o aš nenoriu kalbėti. Klausimas yra maždaug toks, kuris primygtinai verčia skaityti, klausytis, mąstyti ir tylėti. Taip galėtų būti šitas klausimas pajustas. Man pirmas noras būtent taip ir elgtis. Bet jeigu jau esu čia atėjęs ir išprovokuotas savotiškai išpažinčiai, o ne pamokslavimui, aš žinau, jūs dar nežinot. Aš nežinau, jūs dar nežinosit. Bet dabar jeigu ateiti iš tikrųjų tos išpažinties arba, aš esu istorikas, daugiau mažiau. Ir be abejonės labai dažnai susiduri su tokiu išsireiškimu ar kaltinimu, kad jūs istorikai nesugebat būti objektyvūs. Mes norėtumėm objektyvios istorijos. Ir tada vienas mano mokytojas, Alfred Eriksen, man šnibždėtų, sakytų, aš niekad nebuvau objektyvus, nes tik Dievas gali būti objektyvus. Kažkaip prie sovietų, tada, kada primygtinė ideologinė nuostata buvo įperšama ir tik tai per galią, per valdžios struktūrą, buvo peršama nuostata, kad išorinis pasaulis gali būti aiškus ir paaiškinamas. Didelė dalis šitos auditorijos yra girdėjusi tą visiškai aiškų paaiškinimą. Suformuotas žmogus, kuris galvoja, kad išorinis pasaulis yra paaiškinamas ir verta dėl to visą gyvenimą praleisti. O žmogus su savo vidiniu pasauliu yra visiškai nereikšmingas. Ir šitai buvo suformuota. Jeigu apverti šitą, staiga supranti, kad Dieve, tu mano žmogus yra absoliučiai reikšmingas, o pasaulis visiškai nepaaiškinamas. Ir kas iš to tavo gyvenimo elgsenose, kai tu ką nors imi aprašinėti, kitiems pasakoti. Istoriją sekti. Ką reiškia būti objektyviu? Nu tai tada, kai marksistinė, leninistinė kokia nors indoktrinacija veikia taip smarkiai, kad už priešingą galvojimą galėjai atsisėsti cypę, arba bent jau mažiausiai būtų užčiauptas, va tada visi objektyviai rašė. Nes žmogus tartum nedalyvauja, yra dėsniai, mes žinom tos dėsnius, žinom klases, klasių kovas, mes žinom, kad visos kultūros, moralės yra daugmaž nuo antstato iki opiumo. Visos šitos klišės, kurios būdavo taikomos. Nu ir taip knygų nemažai yra atsiradę.
Aišku, šitoje nuostatoje vienų spyriojimosi dėka, kitų durno įtikėjimo dėka vis tiek atsirasdavo kažkokių ir šaltinių tyrimų, ir statistikos, ir ką nori galėdavo įrodinėti. Didelė dalim naudoja tam tikras retorikas. Tai aš sakyčiau, kad šiandien mes esame atsidūrę visiškai kitokioj tikrovėj ir galimas dalykas, aišku, filosofija